Pasitaikęs oras puikiai atspindėjo sugrįžtančios rinktinės nuotaikas ir pasiekimus. Mūsų šalies rinktinė šiąnakt vidurnaktį iš trečiadienį į ketvirtadienį sugrįžo iš Lodzės miesto Lenkijoje, kur baigė savo pasirodymą Europos čempionate. Žaidėjus pasitiko nedidelė dalis rinktinės gerbėjų, galbūt pamaišė prastas oras, vėlus metas, bet veikiausiai prasti rezultatai čempionate. Visi rinktinės žaidėjai išskyrus brolius Lavrinovičius nebuvo kaltais, nes veikiausiai, kaip trumpai užsiminė rinktinės trenerio asistentas Rimas Kurtinaitis, nėra čia ką ir šnekėti. Pakalbintas žurnalistų vyriausias rinktinės treneris Ramūnas Budatovas dar kartą patvirtino, kad palieka savo postą. Man labai gaila, kad mes nuvylėm visus, tačiau ką darysim. Noriu palinkėti sėkmės treneriui, kuris ateis į mano vietą, noriu palinkėti sėkmės mūsų rinktiniai. Ačiū visiems, kurie